Mokyklinio egzamino temos, kaip visada, mokytojus ir mokinius džiugina labiau. Tačiau nereiškia, kad jos yra labai stipriai lengvesnės, jas šiek tiek palengvina nukreipiamieji klausimai. Ir štai sakyčiau, ta pirmoji samprotavimo tema, kas paskatina žmogų keisti vertybės, tai akivaizdžiai rodo, kad abiturientas čia jau galvos apie tą tokią pradinę situaciją, vėlgi jausmus, būsenas, kurios paprastai žmogų skatina keisti ne tik santykį su tikrove, bet apskritai imti vadovautis kitomis vertybėmis. Ir čia matome vėlgi Vincą Kudirką, Vincą Mykolaitį Putiną. Mokiniams, kurie renkasi mokyklinį egzaminą, Vincas Mykolaitis Putinas paprastai nebūna tas autorius, kurie jie taip mielai būtų skaitę ir išnagrinėję. Aš manyčiau, kad čia galėtų vaikai prisiminti ir Joną Biliūną, su tuo dekalogu paslėptų juo kūriniuose. Nes visgi tos klaidos, ta skriauda patirta vaikystėje, ar kitam padaryta, ar paties išgyventa, ir paprastai, kiek tenka skaityti mokinių rašinių, mokiniams, abiturientams rašantiems tokiomis temomis yra labai artima. O nukreipiamieji klausimai padeda suprasti, kad iš tiesų, pirmiausiai reikia apmastyti, kas daro įtaką formuojantis vertybėmis ir pamastyti čia ir apie socialinę, ir kultūrinę, ir politinę aplinką, ir kaip kiti vertina ryškius žmogaus vertybių pokyčius ir taip pat, kas padeda žmogui išgyventi vertybių krizę. Tai čia žinoma, mokiniai rašys ir apie šeimas, ir apie draugus, kadangi rinksis didžioji dalis samprotavimą, be abejo prisimins ir tą draugų, šeimos aplinką, mokykliniuose rašiniuose paprastai tai yra didžiausi akcentai. O antroji samprotavimo tema, ką šiandien tautai reiškia kalba, yra labai aktuali ir, sakyčiau, konkreti. Ir čia, mano galva, tokia viena dėkingiausių temų, nes tiems, kas skaitė Martyno Mažvydo, Mikalojaus Daukšos tekstus, tokius neilgus, labai parankius, mokiniams ruošiantis egzaminams, tai visgi, tie visi tekstai ir tos žinios apie autorius, jiems padės atsakyti į nukreipiamuosius klausimus ir kuo kalba svarbi formuojantis tautoms, ir ar kalbos pokyčiai veikia žmogaus tautinę tapatybę, ką kalba, gimtoji kalba reiškia jų kartai. Ir kadangi kiek tenka skaityti mokyklinio egzamino rašinius, nagrinėti, tai čia irgi mokiniai išsako labai dažnai tokią aiškę poziciją, vėlgi išsako tokią savo ir tautinę tapatybę ir labai dažnai kalba tuo pirmuoju asmeniu. Tai aš manyčiau, kad čia rasime tokių įdomių konkrečių pavyzdžių, bet visgi dažniau, ko gero, pasirenkama bus būtent pirma tema. O kalbant apie mokyklinio egzamino literatūrinio rašinio temas, tai čia jau yra pirmoji požiūrio į darbą lietuvių literatūroje tema, tai ko gero viena dėkingiausių apskritai temų, nes darbo tema, ir čia Kristijonas Donelaitis ir Antanas Škėma, tai yra kaip tiesiog, taip sakant, mokiniams kaip tokia stalo knyga iš tiesų, kai skaitomi šie tekstai, darbo tema, ir tas pats žmogaus, taip sakant, sizifiškas likimas yra nuolat aptariami, todėl, mokiniai, kurie rinksis šį egzaminą, tikrai, aš manau, ir patys labai dažnai šį mokyklinį egzaminą ateina jau turėdami darbinės praktikos ir suaugusių mokyklose. Tokios temos yra labai artimos belaikantiems šį egzaminam. Tai ką reiškia darbas ir kokie darbai vyrauja lietuvių literatūroje, aš manau, mokiniai nesunkiai susidoros. Žinoma, labiausiai, ko gero, prisimins Kristijoną Donelaitį. O menininko ir visuomenės santykis literatūroje, aš manyčiau, jau valstybinio brandos egzamino verta tema, nes čia jau kalbama visgi apie santykį, o akcentuojamas, taip sakant, tas ryšys tarp subjekto ir to, kas yra vadinama objektu.
tai, ar menininkas turi įsipareigoti, kokią įtaką visuomenės nuomonė gali daryti menininko laikysenai, dėl kokių priežasčių kyla konfliktas. Na ir tiems, kas išsinagrinėjo Salomėjos Nėries kūrybą, o tokių visada yra belaikančiųjų šį egzaminą, na tai ir kūryba, ir biografija, tai aš manyčiau, na atsiremdami dar juo labiau į tą diskusiją, kuri yra viešoje aplinkoje, gal vienas kitas ir pasirinks šią literatūrinę temą.